Bus 5 paskaitų ciklas. Stengiamės padaryti kiekvieną ketvirtadienį, bet kadangi čia bus vienas ketvirtadienis sutampa su ilgiausia metų naktim, tai mes atkeliam vieną savaitę bus antradienį, tai įsidėmėkit. Pirmoji tema vadinasi kita realybė, po to antroje paskaitoje kalbėsime apie norą ir jų išpildymą, trečioji apie žmogaus ir pasaulio atsiradimą, ketvirtoje valios laisvė ir galiausiai penktoje apie visą sistemą bendrai, visą sistemą, kurie žmogus yra tos sistemos elementas, vadinasi, apie visą realybę ir mūsų vietą joje. Šios paskaitos tema yra kita realybė, realybės suvokimas kabalos mokslo požiūriu. Pradėsiu nuo tokio anekdoto. Plaukia dvi žuvelės ir sutinka seną žuvelę. Sena žuvelė klausia, kaip vanduo? Žuvelės atsakė, gerai, nuplaukė toliau. Staiga viena sako, kas tas vanduo? Kokia šito anekdoto moralė? Mes gyvenime daug ką veikiame, dažnai vienas kito klausim, kaip gyvenimas, bet ar tikrai yra daug žmonių, ar tikrai susimąstome, o kas yra pats tas gyvenimas, kuris vienintelis dalykas, kuris mums duotas, tai yra reiškinys, kuris iš tikrųjų yra klausimas, turbūt kiekvienam per visą istoriją mokslo žmogui, kiekvienam žmogui, kuris bent kiek sustoja ir užduoda savo klausimą, o kodėl aš gyvenu? Kaip aš esu, kodėl aš esu ir koks viso to tikslas. Negi tas gyvenimas yra duotas tik tam, kad mes čionais atliktumėm kažkokius tai fizinius veiksmus, kažką tai nuveiktumėm ir su didesniu ar mažesniu pėdsaku iš jo išeitumėm. Turbūt šitą klausimą užduoda kartais gyvenime savo kiekvienas žmogus, dažniausiai tai yra būdinga vaikams, po to patenka į suaugusių pasaulį šitą klausimą tarytum nustumė į šalį, nes gyvenime yra rimtesnių dalykų. Bet visgi šiandien mes šios dienos tema būtent, kas yra ta realybė, kas tai yra realybė, kurią suvokiame, kaip jinai reiškiasi, kabalos mokslo požiūriu. Skirtingi požiūriai į realybę. Niutono fizikoje, kad yra pasaulis, yra gamta, kurioje mes gyvename. Ta gamta tarytum nesusijusių su pačiu žmogum. Turbūt ir šiuo metu vyrauja nuomonė, kad jeigu paimk žmogų, išimk iš šio pasaulio, arba jeigu netgi išnyktų viso žmonija, mes labai dažnai netgi filmas toks yra pastatytas, gana garsus pasaulis be žmonijos, kad maždaug jeigu mes, žmonės, kurie jau suprantame, kad pasaulyje turbūt darome ne pačius geriausius darbus ir nesame patys, pozityviausi elementai šitoje gamtoje, bent šiuo momentu. Tai yra visokie įsivaizdavimai, jeigu, tarkim, mūsų nebūtų, tai pasaulis pasidarytų gražus, jisai kažkaip tai susitvarkytų, egzistuotų ir panašiai. Bet aš šitą temą kažkada kalbėjau su savo mokiniais, kuriems dėstau fiziką. Aš jiems iš kitos pusės uždaviau klausimą. Sakau, įsivaizduokit, yra 5 gamtos lygmenys, negyvasis, augalinis, gyvūnas, žmogus. Kai aš jiems uždaviau klausimą, ar galėtų pasaulis egzistuoti, jeigu mes išimtumėm iš pasaulio žmogų, jie taip sakė, taip galėtų, pilnai. Bet kai aš jiems uždaviau klausimą, ar galėtų pasaulis egzistuoti, jeigu mes iš pasaulio išimtumėm negyvąjį lygmenį arba augaliją, iš karto suprato, kad ne. Jeigu mes išimtumėm negyvą lygmenį, kaip jis egzistuotų, tai yra visa fizika negyvo lygmens. Tai vadinasi, tam reikia suprasti, kad visi šitie lygmenys tai yra viena sistema ir vienas be kito lygmuo, be kito negali egzistuoti. O žmogus yra stebėtojas, kaip aukščiausias lygmens atstovas ir klausimas, ar galėtų pasaulis egzistuoti pagal tą nuomonę, kokia buvo Niutono fizika, jeigu jisai liktų be žmogaus, be pačio stebėtojo, be vieno iš sudėtinio sistemos lygmenų. Pažiūrėkim, kaip pasikeičia nuomonė vadinama Einšteino fizika, požiūris į realybę Einšteino fizika. Einšteinas jau pradėjo kalbėti apie reliatyvumą, apie suvokimo reliatyvumą, kad viską lemia stebėtojo požiūris. Kaip jisai suvokia dalykus, su kuo jisai lygina, jo reakcijos. Jau požiūris toksai, kad yra žmogus jau susijęs su ta realybė ir realybė nuo jo priklauso, nuo jo požiūrio į ją.
Jeigu mes pažiūrėtume jau šiuolaikinio kvantinės fizikos požiūrį, koks yra požiūris į realybę, jau kvantinė fizika ta prasme, tyria jau subtilųjį lygį, kur mes galime matyti tuos dalykus, kurie nelabai matosi mūsų lygmenėje, kur dalelės reaguoja jautriai į kiekvieną žmogaus mintį. Ir matome, kad šiuolaikinio mokslo, kuris remiasi kvantinė fizika, požiūrio esmę galima apibrėžti, stebėjimo rezultatai priklauso nuo paties stebėtojo. Iš tikrųjų, kadangi aš pats dėstau fiziką, tai esu dar tokį parašęs straipsnį, kur penki kvantinės fizikos eksperimentai įrodantis realybės iliuziškumą. Vienas iš jų turbūt visiems žinomas, tai yra interferencijos reiškinys. Kai, jeigu kas nežino, tai paaiškinsiu trumpam, jeigu per dvi angas mes praleidžiame elektromagnetinę bangą, tai susidaro interferencijos vaizdas. Arba nesusidaro, tai priklauso nuo stebėtojo, arba jis susidaro, arba nesusidaro. Aš labai giliai į tai lįsti nenoriu, tai paprastai, ne? Vadinasi, vienu atveju susidaro, kitu atveju nesusidaro, gali būti taip, gali būti taip. Po to labai įdomus yra eksperimentas, kai mokslininkai tyrė, kaip elgėsi įtempta maža, labai plona vėlytė, šiek tiek atpalaiduota, jinai įtempta tarp dviejų stovelių. Jie sukūrė tokias sąlygas, kad būtų visiška ramybė, kad nebūtų jokios aplinkos įtakos, ten vėjo, oro pasikeitimo ir taip toliau. Ir jie skaičiuoja matematiniais metodais, skaičiuoja geometrinę poziciją tos vėlutės. Kai jie užrašo visus duomenis, tada ta vėlutė tarytum tyčiodamas iš jo pakeičia poziciją. Jie užrašo naujus duomenis, ta vėlutė vėl pakeičia poziciją. Jinai tarytum reaguoja žmogaus mintis, kai žmogus padaro išvadą, jinai keičia savo poziciją. Ir dar atliks, tarkim, garsus eksperimentas, turbūt girdėjo, kad, pavyzdžiui, vanduo labai jautriai reaguoja žmogaus mintį. Jeigu tarkim, čia vienas japonų mokslininkas seniai atlieka šitos eksperimentus, tai jeigu, tarkim, ant vandens mes užrašysime ten kažkokį tai pozityvų žodį, ta prasme, meilė ir panašiai, jisai sudarys gražias struktūras, ta prasme, vandens. Jeigu mes užrašysime kažką tai negatyvaus, tos struktūros bus chaotiškos, netokios tvarkingos, nesusidės į tokį gražų kažkokį tai molekulinį šokį, pavadinkim. Ir panašiai. Tai koks yra realybės požiūris į realybę kabalos moksle? Kabalos mokslo požiūris apima visus šiuos išvardintus požiūrius ir daro dar visiškai naują išvadą. Mūsų išorėje esantis pasaulis yra visiška iliuzija ir neturi jokios formos. Nes besuvokiančio pasaulio nėra ir pasaulio. Žmogus pats gali lemti savo realybę. Kaip tai supras? Kabala teigia, kad yra vienintelis dalykas, kas sutverta, tai yra šviesiai priešingas noras gauti. Ir mes esame to noro gauti pozicijoje. Į savo savybės yra priešingai ir yra noras gauti, vadinasi, tai esame mes, žmogus, taip. Ir aplinkui esanti, nekintanti, tobula realybė, kuri yra vadinama absoliučiai pozityvi, kurią išreiškia kabalistai vienu apibrėžimu geras ir darantis gerą arba ketinimas sutverti kūrinį tam, kad jį visiškai pasotinti, suteikti jam absoliutų malonumą. Absoliutaus malonumo pajutimas. Vadinasi, mes negalime tikėtis, kabalos požiūrį nėra tokio dalyko, kad gali keistis kažkas tai išorėje, mes esam stebėtojai, kurie tarytum norėtų, kad išorinės sąlygos keistųsi, bet iš tikrųjų, jeigu suvokiant šitą požiūrį, tai išorinės sąlygos, tas laukas, į kurį mes reaguojame, jis yra nekintantis. Jis yra pastovus ir absoliutus.
mes tik tai galėdami, jeigu mes keičiamės, o mes iš tikrųjų keičiamės norim ar nenorim, todėl kad kiekvienas mūsų gyvenimo įvykis, netgi tai, kad aš mirkteliu, aš ką padariau, tai irgi yra naujas aš. Aš naujai fiksuoju momentą. Bet čia kalbama, tarkim, apie materialinį lygmenį. Bet Kabala kalba ne apie projekciją materialiam lygmenį, bet kalba apie tai, kad mes galime išeiti iš viso į visai kitą realybės pajutimą. Kokiu būdu? Čia toksai iš Balsulamo, vieno iškiliausių, didžiausio 20 amžiaus kabalisto knygos Vidinis stebėjimas, frazė, citata, atsiprašau. Neturime mes jokio tikrovės realybės pajutimo ir pažinimo jokioje materialioje formoje, nes regėjimas, klausa, oslė, lytėjimas perdeda smegenų apdorojimui tik tokius signalus, kurie atspindi tam tikras esmės įvairovės savybės, įgyjančios formą tik sąveikaudamos su mūsų jutimo organais. Sakinys gana sudėtingas, bet jeigu taip įsigilinus, kad mes neturime patys jokios tikros realimo pajutimo pažinimo jokioje materialioje formoje. Ta materialioje formoje, kurią mes matome, kurią pažįstame, tai jokių būdų dar nėra tikras realybės pažinimas. Tai yra tik tai galutinis jos rezultatas, tai yra galutinis apvalkalas kaip galutinė pasiekmė. Iš tikrųjų, panašiai kaip tarkim, jeigu mes dabar irgi stebime kompiuterio ekraną, kompiuterio ekrane mes matome kažkokius tai vaizdus, kažkokias tai raides, arba netgi mes galime žiūrėti filmus. Iš tikrųjų, ar tie filmai yra realybė? Realybė yra žymiai geriau pačioje programoje, kuri operuoja elektriniais signalais, kurių vektoriai mums sudaro kažkokį tai vaizdą ekrane. Tai lygiai taip pat. Ar šita realybė, kurią mes matome ir suvokiame kaip formą, kaip kažkokią tai materialią formą, tai be mūsų stebėtojų jinai pati savaime neegzistuoja. Kas yra pasakyta, kad atspindi tam tikras esmės įvairovės savybės, įgyjančios formą tik sąveikojant su mūsų jutimo organais. Be mūsų, be stebėtojo atskirai kalbėti apie kažkokią realybę, apie kažką tai kabalistai nekalba. Kabalistai kalba apie tai, tik tai, ką galime pažinti, ką galime patirti, ką galime atskleisti per savo instrumentus. Koks yra mūsų pagrindinis instrumentas, tai, kaip jau minėjau, tai yra noras gauti. Kaip jisai atsirado, kaip jo atsiradimą aiškina Kabalos mokslo požiūrį. Kabalos mokslas. Labai paprastai iš tikrųjų. Jeigu mes įsivaizduotume absoliučią šviesą, netgi tai sunku pasakyti šviesa, nes kažkokia tai absoliuta, kuris nori save išreikšti. Tarkim, išreikšti savo savybę kaip gerą savybę ir darantį gerą. Kokia užduotis, jeigu netgi mes patys žaidime turėtume sugalvoti, kas mums yra būtina, kad mes galėtume save išreikšti. Tam reikalinga priešingybė. Nes viskas, kaip žiūrime gamtoje, susideda iš priešingų pozicijų. Neįmanoma žinoti, kas yra šviesa, jeigu nebūtų tamsos. Neįmanoma suprasti, kas yra kartu, jeigu nebūtų saldu. Nežinotume, kas yra gerai, jeigu nebūtų blogai. Viską mes pažįstame iš priešingybų pozicijos. Vadinasi, Kabala aiškina, kad per penkis etapus šviesa pradėjo riboti savo savybės, keisdama jas į atvirkštinės savo savybės iš noro gauti į noro duoti, iš noro duoti į noro gauti savybės. Vadinasi, iš tikrųjų šita savybė mūsų noras gauti irgi yra šviesa tik atvirkštinė savo formoje. Mes esame šviesos pozicijoje ir tai, ką mes jaučiame šiuo metu, tai irgi yra šviesos absoliuto pajutimas tam tikroje minimalioje kokybėje. Kaip mes galime pajausti kitą kokybę, kalbėsim toliau. Vadinasi, dar kartą, šitas brėžinys yra iš senovinės kabalistų brėžinys. Jisai, kaip matome, galima matyti 5 šviesesnės linijas, tai vadinasi, aplinkui, jeigu įsivaizduotume absoliutą, jisai pakopomis, ribodamas save, suformavo savo visiškai
atvirkštinė savybė, visiškai nepanašią savo savybę iš noro duoti į norą gauti. Tai vadinasi mūsų ego, mūsų noras gauti. Ir mes matome, kad dar yra sritis subraukytos dar dalimis, iš tikrųjų yra 5 pasauliai, tai vadinasi pasauliai hebrajų kalboje yra olam, nuo žodžio olomot, 5 paslėpimo lygmenys, 5 savęs apribojimo, šviesos savęs apribojimo lygmenys. Tuose 5 lygmenyse dar yra kiti lygmenys ir juose dar 5 ir iš to susidaro iš viso 125 paukos, apie kurią mes kalbėsime 3 paskaitoje, man atrodo 3, kur bus kalbama apie žmogaus ir pasaulio atsiradimą. Tai detaliau nagrinėsime šitą schemą. Šiandien giliai į šitą nesileisiu. Paprasčiausiai noriu akcentuoti ir atkreipti dėmesį, kad yra 5 apribojimo lygmenys, kurie lemia mūsų 5 jutimo organų atsiradimą. Jeigu mes kažkada su draugais sudarinėjom sąrašą, kad iš viso gamtoje, kai mes žiūrime gamtoje, viskas yra sudaryta tarytum iš 4 arba iš 5. Kodėl aš sakau arba iš 5? Todėl, kad yra 4 lygmenys ir jų visų priežastis. Tai yra 5, bet priežastis tai jinai dažniausiai yra nematoma. Panašiai, kaip mes žinojame, kad yra 4 vandenynai, dabar yra pavadintas 5 vandenynas, kurie visi susitinka aplink Antarktidą. Taip? Yra 4 chromosomos, yra 4 metų laikai, yra 4 pagrindiniai, 4 pagrindinės svyravimo fazės, yra 4 žemiškos agregatinės būsenos ir mes darėm tą sąrašą, iš tikrųjų galima tęsti. Tarytum gamtos formulėje sudaryta yra iš 5, kur 4 yra matomi, 1 nematomas. Lygiai taip pat. Žmogaus jutimo organai yra 5. Aišku, mūsų karūnuojantis visus jutimo organus yra regėjimas, kad mes matome pasaulį. Taip? Ir tas išorinis poveikis, tas absoliutas, kuris yra mūsų išoriai, mes iš tikrųjų, kas yra pats tas absoliutas, be stebėtojo, kabalistai nekalba. Jį vadina atsmuto. Atsmuto reiškia pats savo. Koks yra jisai pats savo, mes nežinome. Mes tik tai žinome, dėl to įduodame tokį pavadinimą pats savo. Pats savaime, be stebėtojo, koks yra, jisai nežinome, nes netgi jeigu mes mintise bandome įsivaizduoti, pagalvoti, tai irgi jau yra mūsų reakcija. Jinai jau yra subjektyvi, jinai yra padiktuota mūsų jutimo organų, mūsų įsivaizdavimo, mūsų kažkokios turimos informacijos. Bet kas yra pats savo, mes negalime net bandyti įsivaizduoti, kodėl kad nepavyks. Vis tiek bent kokiu atveju, kokią aš mintį begausiu, kokią idėją begausiu, tai bus mano reakcija į tai, kas yra be stebinčiojo, be suvokiančiojo, neturi prasmės. Dėl to tas pasaulis, kurį mes matome, tai Kabala aiškina, kad iš tikrųjų išorė nėra jokio pasaulio. Mes gauname informaciją, mūsų jutimo organai fiksuoja tam tikrą informaciją, aptarnaudama mūsų norą gauti. Mūsų noras gauti tuo pačiu kartu jisai evoliucionuoja, jis kiekvieną kartą nori kažkokio naujo paveikslo, naujo vaizdo. Netgi, tarkim, gal žinot, kas daugiau filosofiją domėjus, buvo tokia graikų filosofijos versija, kad jeigu, strėlė lekia, dabar kvantinė fizika tai įrodo kaip mokslinį faktą. Jeigu, pavyzdžiui, strėlė lekia, tai iš tiesų jokia strėlė nelėkia. Tai keičiasi pats žmogus, nes jisai negali stebėti, jisai gavo vieną vaizdą, kad strėlė yra šitoje vietoje. Jo noras projektuoja naują projekciją tos pačios strėlės kitoje kompozicijoje. Bet pati strėlė, jos nėra, jinai niekur nelėkia. Viskas keičiasi pats žmogus. Žmogus gauna naują būseną. Irgi tam tikrų dažnių, panašiai, kai mes žiūrime filmą, yra 1 kadras, 2 kadras, 3 kadras, 4 ir taip toliau. Ir visas kadrų dažnis sureguliuotas pagal mūsų stebėjimą atitinkantį dažnį mūsų daro kažkokio tai vientiso ištisinio vaizdo iliuziją. Bet netgi, tarkim, gal kas atsimena prieš kokius, aš nežinau, 10 metų buvo per Lietuvos televiziją rodyti Duracell tyrimai, moksliniai tyrimai, kurie irgi kalbama, kad mūsų pasaulio pažinimas yra kvantuotas kiekviena būsena, jinai yra trimatinėje erdvėje, tai yra naujai gautas impulsas, naujos kokybės signalas. Ir tas kiekvienas naujos kokybės signalas, jisai vysto mūsų galimybę pažinti kažkokią tai naują to signalo
pavadinkim, formą. Jeigu mes turim norą ir visi mes esame toje pačioje sistemoje, mes esame žmonės, mūsų norai iš tikrųjų nelabai kuo skiriasi. Skiriasi tik tam tikri, visi mes turime absoliučiai viso norų kombinaciją, galim tą savo pripažinti, galim nepripažinti, bet netgi negatyvus visuomenė laikomi norai irgi mes suprantame, jeigu gerai pasigilinome, kad yra mūsų, gal mes jų nekultivuojame, bet iš tikrųjų mes vienas nuo kito skiriamės norų kombinaciją, ta prasme. Tai mus skiria vienas nuo kito. O kas iš tikrųjų diktuoja norus? Kodėl mes, pavyzdžiui, gyvename būtent dabar taip, o ne kitaip? Tai diktuoja mūsų aplinkoje puoselėjimas vertybės. Tai, kas yra tos vertybės, kurios puoselėjamos mūsų aplinkoje, tai tampa mūsų dominuojančiais norais. Ir tie dominuojantis norai formuoja tam tikrą mūsų pasaulio vaizdą, ką mes suvokiame kaip gerai, kas blogai, į ką orientuojamės, dėl ko gyvename, dėl ko veikiame. Tokie čia yra pavyzdžiai, aš parinkau tokius garsius pavyzdžius, tarkim, čia yra Vermeerio darbas, jisai buvo laikomas iki 1940 metų, kad jį nutapė Vermeeris, jisai buvo nekainuojamas, jisai kainavo milijonus. Staiga ekspertai ištyrė, kad čia visiškai ne Vermeerio darbas, jisai tapo vertas nulis. Tai vadinasi, tas darbas, kuris kainavo milijonus, yra tas pats darbas, kuris dabar yra, gal dabar jau jis vėl vertė, bet tai yra vienas ir tas pats darbas. Tikrai paprasčiausiai požiūris į jį pasikeitė dėl vertybių. Arba, pavyzdžiui, kas yra dabar vertybė ir kaip galime tai patikrinti, tarkim, norėdami, kad vaikai pavalgytų. Mes galime jiems siūlyti morką ir pieną, jiems tai nelabai atrodo skanu, bet jeigu mes, kai čia yra padarytas eksperimentas, jeigu mes jiems morką ir pieną ištrauksime iš McDonald's maišelio, jie tai reaguos visiškai kitai, jiems bus žymiai skaniau. Yra darytas eksperimentas, kad vaikai valgė tą patį maistą, lygiai tą patį, kuris ištrauktas iš McDonald's maišelio ir ne iš McDonald's maišelio. Tas maistas, kuris valgytas iš McDonald's maišelio, buvo žymiai skanesnis, ta prasme. Nors maistas tas pats. Lygiai toks pats eksperimentas buvo padarytas su vynu. Buvo savanorių eiliai, kiekvienas uždarytas į atskirą skyrelį, jisai per šiodelį visi gavo vieną tą patį vyną. Tik tai vienam ekrane rodė gero vyno etiketę, kitam blogesnę, kitam gal labai gero ir taip toliau. Rodė skirtingo vyno etiketės ir po to prašė aprašyti to vyno skonį. Tai savaime aišku, kur tie žmonės, kurie visi gėrė tą patį vyną, kurie matė, kad tai yra geras vynas, kad tai yra gero vyno etiketės, aprašė jį puikiai, su buketo niuansais ir panašiai. O tie, kurie gėrė, matė, kad tai yra pigus stalo vynas, jie parašė, kad ne, rūgštus, neskanus vynas, nors vynas buvo tas pats. Taigi, aš jau užstojau. Taigi, norų ir suvokimo ryšys, kaip priklauso mūsų norai ir nuo jų esamos suvokimas. Kokie yra pagrindiniai faktoriai tai lemia? Kalbos mokslo požiūrį mūsų egoistiniai norai lemia mūsų realybę. Į pasaulį mes žiūrime per egoizmo prizmę. Ką reiškia egoizmo prizmė? Iš kokių pagrindinių, iš ko jisai susideda, noras gauti veikia pagal paprastą schemą. Gauti tai, kas jam paranku ir atstumti tai, kas jam neparanku. Tai vėlgi priklauso nuo visuomenės vertybių. Pavyzdžiui, aš prieš ateinant, prieš prasidedant paskaitai, dar kieme turėjau pakvietimus, kviečiau žmonės, sakydamas, kad paskaita yra apie realybės suvokimą. Aš supratau, kad šitoje aplinkoje nėra didelė vertybė, nes realybės suvokimas, net nenoriu apie tai galvoti. Taip? Bet tarkim, žinau, kad yra žmonių, yra tam tikros aplinkos, kur tai yra labiau vertinama. Pavyzdžiui, jeigu mes nueitume mokslinę aplinką ir panašiai, atsirastų daugiau žmonių, kurie tai vertina. Arba gal yra kažkokios tai valstybės, ar tam tikri kažkokie tai organizacijos, kur tai labiau vertinama. Vadinasi, jeigu mūsų aplinkoje yra labiau vertinamas McDonald's, tai mažai tikėtina, kad galime žmogų, ta prasme, sudominti realybės suvokimu ir gyvenimo prasmės klausimu. Taip?
Bet iš kitos pusės, jeigu mes, tie, kurie dominės, patys pradėtumėm gyventi ir kurti tarpusio tokią aplinką, kurioje vertybės mes iš materialių keistume į pažinimo, į vidinio pažinimo vertybės, automatiškai mes turbūt pradėtume viską kitaip matyti, kitus dalykus ir panašiai. Turbūt visi gyvenime yra susidūrę, aš pats, kadangi gyvenime esu ypatingai vaikystėje, keičiau visokius užsiėmimus, tai aš užsiminėjau tapybą, tai domėjausi, tarkim, sportu, architektūrą, ten ir panašiai. Aš pastebėjau, kad nuo mano domėjimusi priklauso, ką aš matau savo aplinkoje, tarkim. Taip? Jeigu, pavyzdžiui, aš nesidomiu architektūrą, aš nematau visų šitų formų. Kai aš pradedu domėtis architektūrą, man išlenda visiškai kiti vaizdai. Vadinasi, nuo to, mes atstumėme tai, kas mums nereikalinga ir įmame tai, kas mums reikalinga ir tai formuoja mūsų pasaulio matymą. Lygiai taip pat, čia iš Babilono Talmudo, kuris parašytas ir šiame amžiuje, paimta frazė. Jeigu žmogus mato kitame trūkumą, tai jis tarytum žiūri save veidrodyje. Jeigu jo veidas ištepliotas, tai veidas jam tai rodo. Jeigu veidas švarus, tai jis veidą mato. Jeigu veidas švarus, tai jis veidą nemato jokio defekto. Jis mato save tokį, koks yra. Tai yra parašyta, kad kiekvienas neigia pagal savo trūkumus. Ką reiškia neigia? Kodėl būtent parinktas žodis neigia? Jisai taip man irgi pradžioje atrodo, gal čia reikia keisti kažkokį kitą žodį, jisai kažkaip ir nesiverčia neigia. Iš tikrųjų, kabalos mokslas aiškina, kad mes, jeigu nebūtumėm egoistiniai pozicijai, kur egoistinė pozicija, jinai turi tokią savybę, ta prasme, kad jinai mėgaujasi ne tik tuo, ką turi, bet tai, ko neturi kiti, vadinasi, mes visą laiką matydami kitose blogesnės savybės negu savyje, mes irgi tuo mėgaujamės, todėl mes mėgstame matyti kitose blogas savybės ir jas išreikšti, jas išryškinti. Nes mes taip norime. O ar egzistuoja tos savybės realiai, objektyviai? Klausimas. Kabalistai aiškina, kad ne. Jeigu mes išmoktume nematyti kitose blogų savybių, vadinasi, mes tai tokiu būdu, kaip mes galėtume tai padaryti, jeigu mes tas savybės taisytume savyje. Jeigu mumise nebūtų tų savybių, kurias mes matome kitose kaip blogas, tai mes ir aplinkoje nematytumėm, nes neįmanoma matyti tai, ko neturi pats. Neįmanoma matyti tai, ko neturi pats. Tai yra pagrįstas savybių panašumo dėsnis. Kabala sako, kad pagrindinis pasaulio sistemos dėsnis yra savybių panašumo dėsnis, pagal kurį panašus savybės traukia vienas kitą savybių panašumo mastu iki susilimo, netgi iki susilimo, kai savybės visiškai sutampa. Aš iš karto, tarkim, man, kai aš šitą dalyką pasakoju, tai man kyla toksai atsiminimas, kad labai visuomeniai populiaru pasakyti atvirkščiai, kad priešingybės traukia. Iš kur atsiradęs tas mitas, kad priešingybės traukia, iš tikrųjų, aš kaip fizikas sakau, nėra to gamtoje. Jisai atsiradęs iš to nesupratimo, kad jeigu žmogus bando magnetą sujungti pliusą su pliusu, tai stumia, tarytum panašumai stumia, o pliusą su minusu tai traukia. Bet jie nemato, kad iš pliuso magnetinis laukas eina į minusą, ir magnetai sulimpa ne dėl to, kad toje pusėje yra priekis, o toje galas kaip automobilio, pavyzdžiui, nori kitą automobilį patempti, jeigu aš noriu patempti prie galo, jungiu kito priekį, taip? Bet jie yra panašus tuo, kad jo magnetiniai laukai orientuoti lygiai taip pat. Dėl to jie yra visiškai panašus, dėl to jie sulimpa, tai yra irgi patvirtinta savybių panašumo dėsnė. Kodėl Kabala kalba apie kokį savybių panašumą? Apie savybių panašumą tam absoliučiam laukui, į kurį mes reaguojame. Kodėl mes realybėm jaučiame tik tai minimalėje kokybėje, o toje kokybėje, kuris jau mums pradeda įgrysti, tas materialus pasaulis, ta materialų rutina, kur matome, kad pasaulyje darėsi vis blogiau ir blogiau. Kodėl? Todėl, kad mes esame toje pozicijoje, mes esame tose savybėse, kurios mums vaizduoja tokį pasaulį. Jeigu mes pakeistumėm bent
pradžiai per kažkokį tai vienetą savo savybės link panašumo į to absoliuto savybę įgytumėm, mes iš karto pamatytume kitą pasaulio vaizdą. Kodėl mes jo dabar negalime matyti to, kad mes neturime tų savybių? O savybių panašumo dėsnis, mes pamatysime į kitus pavyzdžius, jisai galioja visur. Gamtoje egzistuoja labai paprastas dėsnis. Galiu jausti tam tikrą reiškinį tik tuo mastu ir tą formą, kokiu jį turiu savyje ir kokia reiškiasi manyje. Jeigu aš kažką jaučiu, girdžiu, matau, jaučiu kokį nors skonį ar kvapą, tai yra todėl, kad manyje egzistuoja tam tikros savybės, kurios turi tai, ką aš jaučiu. Veikia panašumo dėsnis. Vadinasi, tam, kad pajausti tą išorinę realybę, kuri šiuo metu man net neegzistuoja ir atrodo, kai aš kalbu, gali daug kas pagalvoti, kad tai yra filosofija, mistika, bet kabalos mokslas teigia, kad aš tam turiu sukurti instrumentą, kuris savo savybėmis yra panašus į tą lauką, kurį norime pajausti į to lauko savybės. Vadinasi, jeigu mano savybės yra nukreiptas tik tai į save, mano noras gauti turi vektorių nukreiptą tik tai į save, aš turiu pakeisti savo noro gauti vektorių. Kad jisai būtų nukreiptas ne į savo naudiškumą, bet į gerovę mano aplinkoje. Taip pat savybių panašumo dėsnis yra labai geras pavyzdys iš to, ta prasme, iš mūsų buities, iš mūsų gamtos pažinimo pagrindų sukurto prietaiso radijo imtuvo ir radijo siųstuvo. Pavyzdžiui, jeigu mes paimtumėm radijo imtuvą, kai mes sukinėjame rankenėlę, tai ką mes darome? Mes sukinėjame rankenėlę, vadinasi, imtuvė yra tam tikras dažnio kontūras. Mes nustatinėjame dažnį, kad pagauti, išgirsti kažkokią tokio pačio dažnio bangą, kur yra šiuo metu čionais mūsų aplinkoje. Taip? Yra daug įvairių radio stočių, siunčia mums įvairius dažnio bangas. Kada mes galime su radio imtuvoje išgirsti? Tik tai tada, kai nustatysime tą patį dažnį, kaip tos stoties, kurie norime girdėti. Vėlgi savybių panašumo dėsnis. Taip? Išvada. Kūrėjas arba gamta tai davimo, meilės savybė, todėl kūrinys, norėdamas pajusti kūrėją, turi išvystyti tokią pačią savybę, kokią turi jis, tenkinti savybių panašumo principą. Todėl mes gyvename visuomenėje, kurioje per santykius su artimu galime vystyti ir tikrinti šią savybę savyje. Va čia yra labai įdomus faktas, apie kurį mes daugiausia kalbėsime paskutinėje paskaitoje, kur bus žmogus visoje šitoje sistemoje vadinamojo gyvenimas. Kad būtent kodėl mes esame visuomeniniai, kodėl mes gyvename visuomeniai, kam yra mums duota, kam man reikalingi tie milijonai, milijardai žmonių, kuriuos aš nepažįstu. Todėl, kad būtent tai, kad pasaulis yra aš, ir yra kiti, va čia yra iliuzija duota mums išspręsti. Jeigu nebūtų duota šitą iliuziją, kad aš esu ir yra kiti, tarytum ne aš, tai yra mano išorėje, kažkokie su manim nesusiję elementai, gal netgi visiškai svetimi, tai šita iliuzija yra duota specialiai tam, kad aš įgyčiau kūrėjo savybės peržengdamas per šitą iliuziją. Ir suprasdamas, kad visi, absoliučiai viskas, ką aš matau, pradedant nuo gyvosios gamtos iki žmogaus, yra mano savybių projekcija išorėje. Ir kad būtent tame lygmenyje aš tvarkydamas santykius su savo lygmeniu, ne su akmenimis, ne su gėlėmis, ne su augalais, ne su gyvūnais, bet su tuo pačiu ego lygmeniu, kuriame egzistuoju aš, tvarkydamas savo santykius iš negatyvių, iš noro išnaudoti artimą, pasinaudoti artimą, noro duoti artimui, praleisti per save jam pozityvų ryšį. Pavadinkim taip, nenoriu vartoti dar gal nelabai įprastų bet per daug griežtai galinčių skambėti sąvokų. Būtent tada, tokiu būdu, aš galiu keisti savybę ir pradėti po truputį jausti tikrąją realybę. Vadinasi, tą realybę, kurią nuo manęs slepia mano pačio egoizmas, mano pačio egoistinė savybė, kuri irgi yra duota ne tam, kad mus kankinti, ne tam, kad mus sunaikinti, o dėl to, kad kitaip neįmanoma būtų padaryti žmogaus sąmoningo.
vienintelis gamtoje elementas, kuriam skirta viską pasidaryti pačiam, yra žmogus. Mes turbūt žinome, kad, pažiūrėkime, tarkim, gyvūnai per tūkstančius metų evoliucijos, jie kokie buvo prieš 1000 metų, tokie liko. Gyvūnas, netgi jeigu mes paimtume pavyzdį veršiuką, ne, jisai toks, koks gimsta, tą pačią dieną užstojusi ant kojus ir žino, kur kokią žolę valgyti, kokios negalima, kur yra mama ir taip toliau. Jisai jau, tarytum, jeigu palygintumėm su žmogaus kūdikiu, yra jau išsivyščiusi būtybė, ta prasme, kas iš jo išauksta, jeigu palyginam su tai kaip minimum Napoleonas, ne? O tas virkšelis krato kojytėm rankytėm, jisai nieko negali, nieko nesupranta, nieko nesuvokia. Bet veršiukas iki pat gyvenimo su tom funkcijom lieka, nieko jame naujo nesiranda, o žmogus keičiasi. Vadinasi, gamtoje visiems gamtos lygmenims yra kas jau duota, tas duota. O vienintelė, ta prasme, evoliucija yra palikta žmoguje. Būtent tam, kad jisai evoliucionuotų iki maksimumo, iki maksimalaus savo noro gauti, kurio jau imtų nebetenkinti šio pasaulio materialūs malonumai. Ir jis per klausimą, o kam tada iš viso aš gyvenu ir kam aš esu skirtas, prieitų prie šito klausimo, kokia gyvenimo prasmė. Ir per jį jau pradėtų ieškoti ryšio su aukštesne realybė, su priežastimi, jeigu paprasčiau sakant, nes dažnai šitie terminai yra sugadinti visokių ten ezoterikos ir panašiai. Kitaip pavadinkime, mes esam pasiekmėje, mes turime rasti, tam, kad rastume pusiausvyrą, mes turime užmegzti ryšį su savo priežastimi. Ir derindami šitą pusiausvyrą tarp mūsų nuolatos augančio ego, kuris auks toliau, ir jeigu mes jo netvarkysime, neš mums dar didesnės problemas, dar didesnius skausmus, mes tik tai rasdami jo naikinti, irgi Kabala nesako, kad jo reikia kažką su juo daryti, mažinti ar naikinti ir taip toliau, jisai yra gamtos duotas tam, kad jo pagrindu mes rastumėm jam atsvarą pusiausvyrą, o ta atsvara pusiausvyra yra ryšiuose, pozityviuose ryšiuose tarp mūsų. Prašau, turbūt jau tai išsiplėšiau gana plačiai, prašau, jūsų klausimai padės pradėsti temą. Gal kas norit ką paklausti? Jūs sakot, kabalo mokslas. Ar tikrai kabalo mokslas yra? Ar tai mistika, ar tai daugiau? Tai yra pats tiksliausias mokslas. Aš suprantu, pirmą, kad tai girdint gali daugam pasirodyti įžūlus teiginys arba gal jis kažkiek tai save pagražinantis, kaip daug kas mėgsta. Irgi mes taip vertiname, todėl kad pasaulio vertybės yra. Mes žinom, kad šiuo metu reklama visi norim save gražinti, norim rodyti geresnę poziciją negu yra. Pasistengsiu trumpai paaiškinti, kaip suprasti ir kodėl tai yra pats tikriausias mokslas. Tarp kito, toje nuorodoje, kur galite pamatyti ant padaryto reklaminio puslapio, vadinasi, jisai dabartinė terminų landing pages, tai yra nuoroda, kur yra sudėti garsių pasaulio mokslininkų, filosofų, kaip Pico de Mandela, kaip Leibnico, Bulgakovo ir panašiai, pasisakymai, citatos apie kabalos mokslą. Labai įdomu paskaityti. Kas yra mokslas? Mokslas tai vadinasi, kuo skiriasi mokslas nuo filosofijos? Mokslas nekalba apie tai, kas yra neįrodyta. Jeigu mūsų pasaulio instrumentas, ta prasme, tirti kažkokį materialų reiškinį, esančią šitame materialiame lygmenyje, tai mes naudojam kažkokį padarom jautrų prietaisą, kuris galėtų duoti mums duomenis apie tą tyrimą. Taip? Ištirti kitą lygmenį, kuris nėra mūsų materialiuose savybėse, mes su materialiu instrumentu negalime, nes jeigu galėtume, tai reikštų, kad mes tyrime tą patį lygmenį, kuriame esame. Vadinasi, kas tai yra per instrumentas, su kuriuo kabalistai ištyria visą šitą pasaulį. Jisai yra vadinamas tašku širdyje, kuris yra užduotas kiekvienam žmogui. Kas yra tas taškas širdyje? Kabalistai sako, kad visa noro konstrukcija yra sudaryta iš 613 norų. Iš tų 613 norų vienas noras yra užduotas. Kodėl jis taškas, jis yra mažytis, jis yra užgoštas visų materialių norų. Vienas noras yra užduotas,
kuris gali vystytis, gali išsivystyti, kad galėtų pradėti jausti, reaguoti į tą mūsų priežastį, į išorėje esantį absoliutą. Ir jeigu šitą instrumentą kabalistas pradeda vystyti, jis pradeda fiksuoti tą realybę, kurią tyria savo viduje vystomų instrumentų. Ir per tai, ką jisai pasiekia, jisai aprašo tose knygose, kurios yra vadinamos kabalos knygose. Tarp kitko, kabala. Aš iš karto išversiu į lietuvių kalbą, ką reiškia kabala. Kabala yra nuo žodžio, hebrajų žodžio lekabel. Lekabel reiškia noras gauti. Tai vadinasi, iš vienos pusės čia gaunasi kažkokia tai priešprieša. Mes kalbame apie tai, kad tam, kad pajusti aukštesnę savybę, aukštesnę realybę, geresnę, tobulą, amžiną realybę, reikalinga mums norą gauti, keisti, norą duoti. Tai kaip dabar, kodėl tas mokslas vadinasi, ta prasme, kabala, gavimas, jis vadinasi, kaip mums gauti tą šviesą, kuri ištaisytų mūsų egoistinius norus ir kaip mes galime gauti tą savybę, kuri pradėtų jausti aukštesnę realybę, nuo kurios mes norime, nenorime, esame priklausomi ir vis tiek turėsime ją skleisti, nes tai yra gamtos programa. Tai dėl to pas kabalistus yra labai griežtas apibrėžimas, kad tai, ko negaliu pažinti, atskleisti, nevadinu vardu, neduodu tam pavadinimo, nekalbu apie tai. Kabalistai labai griežtai niekad nekalba apie tai, ko nėra savimi patyrę. Prašau, gal dar kokį klausimą, kas? Taip, prašau. O kabala ir sociumas, kaip susiję? Ar tik tai paskaitomis jūs galite mums papasakoti, kad mes patys tobulėtume, ar dar kažkokią tai veiklą veikia? Kabala tiesiogiai yra susijęs su sociumu, todėl kad tai yra, galima pasakyti, tai yra ateities socialinis mokslas, nes žmogus savęs pats pakeisti negali, jeigu nebūtų aplinkoje jo sociumo, jisai liktų tos pats. Nes kieno atžvilgiu, pavyzdžiui, galima įsivaizduoti, kad aš, pavyzdžiui, save keičiuosi tiesiogiai bendraudamas su kažkokia tai aukštesnė realybė, su kažkokia tai aukštesnė jėga, arba vadinamu kūrėju, arba dar kas nors kaip nors vadina taip. Ir aš, tarkim, tiesiogiai su juo bendrauju. Bet kadangi tai yra abstraktu, tai yra neapčiuopiama, aš galiu prisigalvoti, ko tik noriu, kaip aš save patikrinsiu, taip ne mano egoizmas paišo mano tą visą kažkokius tai įsivaizdavimus, kažkokius tai pajutimus ir taip toliau. Jo, bet jeigu, ta prasme, jeigu man reikia ištaisyti savo egoistinę savybę, savo egoizmą į jam priešingas, kieno atžvilgiu aš galiu patikrinti? Tik tai kito žmogaus atžvilgiu. Tik tai kaip ar keičiuosi aš sociumo atžvilgiu? Ar keičiasi mano požiūris į sociumą? Ar keičiasi mano požiūris į aplinką? Vadinasi, taip ir buvo sudaryta pirmoji kabalistinė grupė, jinai ir būtent visos kabalistinės knygos aprašo būtent tuos įvykius, kurie kelia žmogų per lygmenis, taisant tarpusavio santykius, jeigu taip pasako. Tai pirmoji, jeigu taip pasakius, kabalistinė grupė, kuri jau buvo surinkta masiškai, tai buvo, kai Abraomas pradėjo rinkti savo mokinius. Yra žinoma, kad Abraomas su Sara, pasistatęs ten kažkokią tai palapinę ir kiekvieną praeivį kvietė arbatos ir pasakojo apie šitą savo atskleistą pažinimą, kurią po to jau surinkęs bendruomenę pradėjo vystyti kaip metodiką. Pirmoji metodika, kuri parašyta, tai yra Tora, kuri išversta pasaulio kalboje žinoma kaip penkiaknygė arba Senas testamentas arba Biblija, bet iš tikrųjų ten yra visiškai ne tas parašyta, kaip yra traktuojama populiariai arba kaip traktuoja religijos. Tai yra instrukcija žmonių tarpusavio vienimus instrukcija. Skirta mūsų kartoms, mūsų kartai, tai kartai, kurie prieina jau prie šitos ribos, kada ego jau išauga iki savo galutinės maksimalios materialios ribos. Nes tuo metu, tai buvo, kada buvo, tai buvo senovės Babilono laikais. Senovės Babilone,
pirmoji visuomenės problema, tai yra pirmoji istorija visuomeninio susipriešinimo įvykis, nes žmonių ego pakilo, jie pradėjo tą visuomenę, kuri gyveno normaliai, kaip šeimoje, panašiai, staiga pradėjo tarpusavy nesutarti. Jeigu faraonas, tuo metu valdęs faraonas, jisai šitą sprendimą siūlė spręsti, kaip dauguma ir dabar mes sprendžiame, tarsi, jeigu su kuo nors susipykstame, tai geriau to laikytis toliau vienas nuo kito, ne? Tai sprendžiame, tada išsiskirstame, kad nebūtų tų problemų, išsiskirstame. Tai faraonas tą patį siūlė tai visuomenėje, kad nereikia šitų problemų, gerai, vaikai nesimuškim, bet šiek tiek prasiplėskime teritoriją, išsiskirstame, kad toliau vienas nuo kito būtumėm. Bet vis tiek jūs liekat mano valdžioje, aš jūs valdysiu. Bet gyvenkim. Tai prasidėjo kraustymas po pasaulio tautų, nes beveik visa žmonija buvo susitelkusi dabartinėje ten Irako teritorijoje, kur buvo senasis Babilonas, gyveno beveik visi toje teritorijoje, dar nebuvo tautų sąvokos netgi. O Abraomas sakė atvirkščiai, suprato, kame problema, jisai suprato, kad, vadinasi, ego pakilo, mes turime pakilti virš to ego, o mes šitą galime padaryti tik tai vienydamiesi. Tai galima sakyti, kabala tai yra tarpusio vienimosi instrukcija, kuri mus iškelia, per savybių panašumą iškelia į gamtos savybių lygmenį, į harmonijos lygmenį. Ir tai yra procesas, ne iš karto, tai nėra procesas, kad sprakteliai, ta prasme, būtų ląsteliai ir viskas tu pasikeitė. Tai yra laipsniškas procesas, pradžioje įgyja, tarkim, 1% kažkokį tos savybės, po to 2, po to 3, po to 4, po to 5, tai toliau. Bet tai yra įmanoma tik tai socialinė sąveikoje tarp tų žmonių, kurie irgi nori to paties. Pavadinkim tarp bendraminčių. Jeigu aš pradėsiu save keisti, tarkim, kito egoisto atžvilgiu, kuris nenori to daryti, aš tik tai savo pakenksiu savo ir kitam. Vadinasi, mes galim tai daryti toje visuomenėje, kurie sąmoningai tai supranta ir sąmoningai nori save keisti. Keičiasi žmogus, keičiasi pasaulis, prašau.